Vitaminas D3 tai yra riebaluose tirpus vitaminas, o mes jau žinome, kad riebalams ir riebaluose tirpiems vitaminams reikalinga tulžis ir lipazė. Ir kartais, jeigu yra sutrikę šitie procesai, trūksta fermentų, trūksta tulžies, sutrikęs tulžies nutekėjimas, tai netgi vartojant didelės dozės vitamino D3 mes nematom jokių pokyčių, niekaip nekyla. Tai tada reikėtų atkreipti dėmesį būtent į tą pasisavinimą. Tai ne tik vitaminas, tai yra steroidinis struktūrinis hormonas. Ir dažnai jį taip ir vadina hormonas D3. Kiekviena ląstelė turi vitamino D receptorių. Tai reiškia, kad labai turi platų poveikį. Rizikos grupės. Tai žmonės, kurie dirba uždarose patalpose arba gyvena Lietuvoje ar dar į viršų, į šiaurę, tai ribotas saulės poveikis. Aišku, vyresni suaugusieji, krūtimi maitinami kūdikiai, žmonės su tamsesnė oda, dėl to, kad melaninas, kuris susidaro odoje, atlieka apsauginį vaidmenį nuo ultravioletinių spindulių ir neleidžia formuotis vitaminui mūsų odoje. Įvairios virškinimo trakto ligos, Krono liga, celiakija, cistinė fibrozė, skrandžio, tulžies pūslės ligos ir operacijos, mažai riebalų turinčios dietos, o taip pat įvairios ligos susijusios su inkstais ir kepenimis. Kur mes gaunam vitaminą D, tai kažkiek gaunama iš saulės. Tikrai vitaminas D gali formuotis mūsų odoje, tačiau tai yra pakankamai sudėtingas procesas. Bet toliau mes turim riebią žuvį, jūros gėrybės, kiaušinių trynys yra puikus irgi vitamino D šaltinis, menkių kepenėlis, puikų pamirštas maistas, bet labai vertingas, bei galvijų kepenys. Mes dažniausiai vitaminą D asocijuojam arba su kaulų sveikata, arba su imunitetu. Tačiau jis atlieka labai daug funkcijų, dalyvauja regeneracijos procesuose, tai reiškia žaizdų gyjimas, uždegiminių procesų reguliavimas, reguliuoja ląstelių ciklą, užtikrina ląstelių augimo, vystimosi ir mirties procesą. Ir jeigu trūksta vitamino D3, tai didėja onkologinių ligų rizika, reguliuoja kalcį, kaulų remodeliaciją, apsaugo nuo rachito, osteoporozės, osteomaliacijos. Valdo mūsų raumenų sistemą, trūkumas gali sukelti įvairias miopatijas, reguliuoja mūsų imunitetą, makrofagų darbą, antimikrobinių peptidų sintezę ir jeigu mums trūksta vitamino D3, dažnėja infekcijos ir didėja autoimuninių ligų rizika. Ir jeigu, aš visada sakau, yra autoimuninė liga, mūsų tikslas visada turėti pakankamai aukštus vitamino D lygius. Jis dalyvauja insulino sintezėje, jeigu trūksta, gali prisidėti ir prie atsparumo insulinų išsivystymo, reguliuoja širdies kraujagyslių funkcionavimą ir trūkumas didina tromboembolijos, insulto bei širdies priepuolio riziką. Ir įtakoja smegenų veiklą, jeigu trūksta, didėja Parkinsono demencijos rizika. Vitamino D trūkumai dažniausiai yra susijęs su kaulų audinio patologijomis, stuburo deformacijomis, pavyzdžiui, skoliozė, su dažnais kaulų lūžiais, su kaulų masės tankio sumažėjimu, su osteoporozė. Bet taip pat su fibromialgija, skydliaukės ligomis, susilpnėjusiu imunitetu, alergijomis, autoimuninėmis ligomis, miego sutrikimais ir gausų prakaitavimu. Dažnai gaunu klausimą, ar galima gauti vitaminą D iš saulės. Ir turiu labai daug klientų, kurie gyvena Ispanijoje, kur saulės yra labai daug ir turi didžiulius vitaminų D trūkumus. Dėl ko taip yra? Pažiūrėkime šį paveiksliuką. Vitaminas D sintetinasi iš cholesterolio, veikiant ultravioletiniams spinduliams. Mums reikalingas specifinis ultravioletinių spindulių spektras tam, kad tai įvyktų. Ir konversijai tam, kad vitaminas D aktyvuotųsi, reikalinga geležies. Jeigu turi geležies trūkumą, tai jų procesas bus sutrikęs dėl to, kad dalyvauja fermentas citochromas, tai jo viduje įeina geležis. O taip pat mums reikalingi sveiki inkstai, sveikos kepenys, nes būtent ten šie fermentai ir atlieka savo konversijos darbą. Ir jeigu jūs turite tamsesnę odą, tokią tiesiog natūraliai tamsesnę, arba jau įdegėte, tai jau jūs negaunate vitamino D iš saulės dėl to, kad melaninas atlieka apsauginę funkciją. Tai, sakyčiau, visada reikia tikrinti vitaminą D kraujyje ir pagal tyrimų rezultatus spręsti apie papildus. Tyrimuose vitaminą D mes galim pamatuoti ir mūsų siektinas lygis yra 125-150 nanomolių litrui. Atkreipkite visada į matavimo vienetus, nes skirtingos laboratorijos matuoja kartais nanogramais. Kadangi tai riebaluose tirpus vitaminas, jį reikia vartoti po riebaus maisto visada kartu po valgio ar, sakykime, valgio metu.
Mums tinka forma cholecalciferolis ir netinka forma D2 ergokalciferolis. Jeigu mes pasirenkam liposominę arba mikrokapsulinę formą, jos bus efektyviausios. Jeigu jūs turit blogai funkcionuojančią tulžies pūslę arba jos nėra, tai galime vartoti sublingvalinės formas, lašiukais, purškikliai. Arba galima naudoti vandenyje tirpų vitaminą D, pavyzdžiui, akvaditrimas, arba, visgi aš rekomenduoju naudoti fermentus. Jeigu nėra tulžies pūslės, būtinai reikia fermentų su tulžimi ir su lipaze. Ir tada to valgio metu vartojam ir vitaminą D. Dozė parenkama individualiai pagal tyrimų rezultatus. Jeigu vartojat dozę 5000 tarptautinių vienetų, būtina derinti su vitaminu K2, dėl to, kad K2 atlieka tokią reguliacinę funkciją, dėl to, kad vitaminas D dažniausiai suaktyvina kalcio apykaitą, mums reikia užtikrinti, kad tas kalcis nukeliauja į kaulus, o ne jūsų kraujagyslės. Tai yra kraujagyslių kalcinozės prevencija. Ir laikoma formulė kiekvienam 5000 tarptautinių vienetų mes naudojam 100 mikrogramų vitamino K2. Jeigu vartojame dozes didesnės negu 10 000 tarptautinių vienetų, būtina stebėti kalcio parato hormono kiekį kraujyje. Aš nepalaikau megadozių, jos yra nefiziologiškos ir tikrai nepalaikau tokių atvejų, kada mes iš pradžių nevartojam vitaminą D, susiduriam su didžiuliu trūkumu ir tada pradedam vartoti megadozes, o paskui vėl nieko nevartojam. Tai geriau palaikyti mažesnis kiekis, jeigu jūs pasiekėt jau reikiamą 125 nanomolių lygio, tai galima tiesiog palikti 2000 dozę, galima netgi vartoti, sakykime, 5000 3 kartus per savaitę, bet visiškai nevartoti vitamino D, kelis mėnesius jis vėl nukris, tai yra vėl negerai, vėl susidurėt su visom tom pasiekmėm. Magnis padeda vitamino D pasisavinti. Ir vėlgi klausimas, ar reikia vitaminą D vartoti su kalciu? Tikrai ne. Kalcis iš papildų griežtai yra vartojamas tik pagal indikacijas ir tik atlikus parahormono tyrimą inkstų kaulinio audinio patologijai esant. Jeigu nustatyta osteoporozė ar osteomaliacija, tada mes jau galvome kalcio papildus. Ir kalcio papildai būna jau tam tinkama forma, kuri tikrai nesudarys mums problemų.